Mieli žiūrovai, pristatau jums naują laidos rubriką pradedančią ABC. Čia mes duosime patarimus norintiems pradėti važiuoti motociklu, o galbūt tiems, kurie grįžta ant jo po ilgo laiko. Tam, kad mūsų patarimai nebūtų tik tai teoriniai, šiandien laidoje mums juos praktiškai išbandyti padės Vaida. Labas, Vaida. Labas, Karoli. Tai papasako, kokia tavo istorija? Trumpa. Teisės išsilaikiau seniai, prieš kokius 15 metų ir niekada neteko vairuoti motociklą paskui. Ir va dabar nusprendžiau, kad norėčiau grįžti. Puiku, tai nieko nelaukiam, einam prie mūsų motorolerio Zyho ir duosime Vaidai pratimus, kuriuos jinai galės išbandyti. Zyho motorolerį mes jau turėjome vienoje iš laidų ir be abejo jisai yra elektrinis. Jį išsirinkau dėl dviejų priežasčių. Pirmas dalykas, motoroleris neturi sankabos, tad Vaida galės susikoncentruoti tik į jo vairavimą. Na, o antras dalykas, kadangi elektrinis, jisai turi daug puikių režimų, kurie mums šiandien padės. Vienas jų Eko, kuris padaro motorolerį labai švelnų ir tikrai duos pasitikėjimo pradedančiam. Tai tiek akceleratorių, tiek stabdžius reikia spausti švelniai, bet tuo pačiu progresyviai stiprėjančiai. Tai jeigu nori net ir staigiai akceleruoti, pradedi švelniau ir vis greičiau, o stabdžius lygiai taip pat pradedi iš pradžių švelniai ir vis stipriau. Tai tavo pirma užduotis yra tiesiog važiuoti tiesiai, akceleruoti ir tada stabdyti. Tai pabandom. Pirmyn. Užduotis yra mokantis elgtis su akceleratoriumi ir stabdžiais, po truputį vis greitėti ir po truputį vis staigiau stabdyti. Ta dabar ir daro Vaida. Tai kaip sekėsi? Labai gerai. Labai gerai, pripratai prie valdymo įrangos? Man labai patiko, labai viskas. Aš laiminga. Laiminga? Man pavyko. Aš galvojau, kad yra sudėtingiau. Iš tikrųjų. Su šiuo motoroleriu tikrai viskas yra labai lengva. Vėliau galėsim pabandyti street režimą, kuris bus šiek tiek aštresnis. Bet kol žengi pirmus žingsnius, tiksliau grįžti, tai pasiliekame ties švelnesniu režimu. Dabar sekantis tavo pratimas bus važiuoti gyvatėlę lėtai. Aha. Važiuodami lėtai mes norime, kad motoroleris linktų po mumis. Tai reiškia, mes išliekame ganėtinai tiesus, o motoroleris linksta po mumis. Taip yra saugiau. Ir taip mes galime daugiau motorolerį palenkti ir leisti jam daugiau susisukti prie lėto greičio. Neskubėk. Biškį lėčiau. Nepatikės, kad pirmą kartą. Dar vienas Zyho motorolerio privalumas yra tas, kad jisai yra labai tylus ir jūs neerzinsite savo kaimynų, jeigu nuspręsite treniruotis kur nors šalia savo namų. Beje, šį motorolerį galite vairuoti su B kategorija, išsilaikius specialius kursus. Kaip sekėsi? Labai gerai. Patiko? Labai. Nesunku? Ne. Puiku. Dar vienas pratimas, kurį duosime Vaidai įveikti, yra aštuoniukė. Jeigu važiuojant gyvatėle, jai žiūrėti reikėjo tik tai į priekį, tai važiuojant aštuoniuke bus svarbu žiūrėti ten, kur norime sukti. Tai reiškia už savęs. Žiūrime į koliuką, kurį mums reikia apvažiuoti ir sukame. Ir vis stebime jį akimis. Visada stebim koliuką, žiūrim, kur išvažiavimas, stebim kitą koliuką ir žiūrim, kur išvažiavimas. Stebim koliuką, taip, atgal, teisingai. Žvilgsnis, labai gerai, žiūrim išvažiavimas. Per ilgai pažiūrėjau, turi pradėti žiūrėti išvažiavimą. Gerai, tuoj susikaupsiu, dar vieną kartą pabandysim. Žiūri, koliukas, išvažiavimas. Aha. Dar vienas svarbus dalykas, ką reikia žinoti, tai jeigu motociklas virsta, mums reikia duoti akceleratorių. Ir tada jisai nori atsitiesti. Tai kiekvieną kartą, kai jauti, kad jisai per daug šiek tiek linksta, švelniai su akceleratoriu. Dar kartelį. Gerai. Aha. Ir truputėlį rankas sulenk daugiau. Sekantis, koliukas. Labai gerai. Labai gerai. Ir išvažiavimas. Puikiai. Taigi, Vaida, įveikiai visus šiandienos iššūkius, kaip įspūdžiai? Labai geri. Kaip motoroleris? Patiko. Aš galvojau, kad bus daug sunkiau.
Iš tikrųjų, ilgai dėl to taip ir dėlsiau atsisėsti ant tų 2 ratų, nes galvoju, kad čia, žinai, reikės žinot, kur ką paspausti, visokie dalykai, o čia tiesiog vienas spaudi, kitas stabdai. Tai iš tikrųjų pakankamai lengva buvo visas užduotis atlikti. Kuri užduotis tau buvo sunkiausia? 8. Nes aš jo, žinai, dar nejaučiu. Truputį bijau, kad jisai ten man gal pakris ar kažką ir toksai dar bijau ten, pavyzdžiui, žinai, jeigu jis pasilenkęs, kad aš ten paspausiu šitą, jisai ten man išneš, tokia truputį baimės. Paspausi šitą, tai ką? Akceleratorių. Teisingai. Gerai, tai šį kartą įveikiai užduotis motorolerių, nuo sekantį kartą tavęs laukia motociklas. O mes keliaujame į motociklo apžvalgos apibendrinimą.